jausmas toks keistas, nes dažniausiai čia tekdavo lankytis būnant Hegelman treneriu. Kiek atsimenu, visą laiką būdavo labai sudėtingos rungtynės. Bet kuriam Vilniečiui, kuris yra gimęs Vilniuje, tai reiškia tikrai labai daug ir tų atsiminimų nuo pat vaikystės yra labai daug. Tai ir mano karjera prasidėjo čia kaip futbolisto ir debiutavau nacionaliniai futbolo rinktinėje irgi žaisdamas Vilniaus Žalgiryje. Taip pat grįžau pabaigti karjerą, labai daug atsiminimų. Ir... Viskas, Žalgiris čempionas, Žalgiris čempionas. Paskutinį kartą tokį titulą Žalgiris buvo laimėjęs ar ne 99-aisiais. Taip, ar tai yra eros pradžia? Na, tikėtina, kad gali būti ir taip. Savo trenerio darbą be abejo irgi pradėjau Vilniaus Žalgiryje, dirbdamas trenerio asistentu. Ir tikrai nesitikėjau, kad kažkas tai gali įvykti taip greitai. Smagu grįžti čia jau kaip Vilniaus Žalgirio futbolo klubo vyriausių trenerių. Ir labai tikiuosi, kad turėsim nemažai teigiamų rezultatų, gerų rezultatų. Ką matau šiais metais, tai nuo pat pirmų rungtynių, manau, Žalgirio vadyba dirba labai gerai. Sirgaliai grįžta į stadionus ir pamatyti Velykų vakarą tokį pilną stadioną ir dar tokias rungtynes, žaidžiant prieš praėjusių metų čempionus, tai buvo kažkas neįtikėtina. Vilnius yra mano miestas, Vilniuje aš gimiau, Vilniuje mano šeima gyvena, tai turėti tokią galimybę treniruoti Vilniaus komandą, dar legendinę komandą, turbūt čia kiekvieno trenerio Lietuvoje yra svajonė. Betson lažybos. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.